mane, kaip suprantu, pats nutraukė. Taip, ir tas tironas mane už grandinės sugadinimą įmetė štai šią duoną. Bet čia bausmė ne tokia baisi, juk aš atsiradau kitoje grandinėje. Aš tavo vietoje labai nustebčiau, jeigu duobėje nerasčiau geros draugijos. Kodėl? Todėl, kad duobėje savo noru gali sėdėti tik filosofas. O filosofai, kaip žinia, visada gera draugija. Puikiai mintis. Jeigu sėdi ir mąstai, tai visada sugalvoji kažką didingo. Ir kiek gerai, kad tu čia sėdi. Oi, ilgai aš jau čia sėdžiu. Tai kodėl neišlipi? Kaip žinia, visiškai nėra jokios prasmės kristi į duobę, jeigu tu planuoji taip pat iš jos išlipti. Taip sakant, pats tu negali sugalvoti, kaip iš jos išlipti. Šitiek laiko sėdėdamas, juk galėjai jau kažką sugalvoti. Oi ne, aš visada galvojau, ką aš veiksiu, kai išlipsiu laukan. Bet kokiagi prasmė, kaip tau tai padės išlipti? Niekaip, bet už tai aš maloniai praleisiu laiką, laukdamas, kol kas nors kitas už mane tai padarys. Tavo filosofija atvedė tave į šią duobę. Tu klysti. Bet tai atleisti man, juk tu dar toksai jaunas. Į duobę mane atvedė ne mano filosofija, bet žiaurus mano likimas. Kaip žinia, aš vardu Serioža. Kaip matai, aš esu tipiškas, niekuom neįsiskiriantis jautis, išskyrus mano nagus. Ir tik tai spręsdavau kokią nors įprastiems jaučiams neįsprendžiamą problemą, jie to jau simdavo ir susisukdavo į špygas. Štai visuomenė mane pasmerkė. Aš palikau savo bandą, bet tu laiko jau nesustodamas, kol vieną dieną įkritau į šitą duobę. Ir pabaigai pasakysiu, kad kiekvienas, kas yra per daug pratingas ir lenda į mokslą, neturėdamas šio polinkio, jeigu prisimenu mano tragišką gyvenimo istoriją. Iš tiesų, Serioža, tu papasakai labai liūdną ir labai įdomią istoriją. Man panašiai nutiko. Mane išvėl visa banda. Bet jeigu jau aš įkritau šią duobę, tai bent jau pasistengsiu iš jos ir išlipti. Aš girdžiu jaunystės entuziazmą tavo balse. Tačiau akiniai, bandydamas įgyvendinti savo siekius, būk labai atsargus. Neik štai į tą kampą, nes ten tavęs laukia nusivylimas. Kas ten? Ten kaulai.